Kaip kiekvieną sekmadienį Dievas nori prakalbinti mus. Ir aišku, mes esame kviečiami atsiliepti. Ir galbūt jūs išgirdot jo žodį, jo kreipimąsi ir kažką permąstyt arba permąstysit. Apie ką kalbėjo šiandien tiek pirmas skaitinys, tiek Evangelija, šventasis raštas. Kokia, kaip visada noriu pabrėžti, pagrindinė mintis. Pagrindinė mintis yra kas? Raupsuotasis, apie kurį girdėjom pirmam skaitinį ir apie kurį girdėjom Evangelijoje. Raupsuotasis. Taigi, kada mes šiandien klausomės, jog yra toks raupsuotasis, kaip jis tada turėjo gyventi nuo meto Jėzaus laikais, mums galbūt taip tas nesusiveda galai. Dabar raupsuotų, ačiū Dievui, nėra. Tai ką čia Dievas nori pasakyti? Bet iš tikrųjų visada Dievas kreipiasi tokią perkeltinę prasme. Užkalbina ir mus. Raupsuotųjų yra ir šiais laikais. Kas jie? Kas jie? Kas jie? Žinot, tas raupsuotasis sako, bėga kaip nuo raupsuotojo. Jis yra eliminuotas iš visuomenės, atskirtas, nemėgstamas žmogus. Dėl įvairių aplinkybių, dėl įvairių dalykų kartais yra. Ir turbūt kartais ir mums pasitaiko, kad susipykstam, ypatingai jaunimas, kurie lankot mokyklą, susipyksta grupės, susitarė ir nebendrauja su kažkokiu vienu vaiku, bendradarbiu, kolega. Ir jis yra tarsi eliminuotas, išskirtas ir jam nėra lengva. Galbūt teko ne vienam iš mūsų tokią situaciją patirti. Yra sunki situacija. Tu jautiesi kaip raupsuotasis. Iš esmės yra paimtas šitas posakis iš Evangelijos, kurią šiandien girdėjom. Esam atskirti dėl tam tikrų priežasčių. Ir tai nėra lengva, tai yra pakankamai sunku. Vienas dalykas. Bet kitas dalykas, aišku, yra ir liga. Ir mums dabar šiais laikais gana lengva suprasti. Dėl ko? Dėl to, kad visi pergyvenom COVID, pandemiją. Ir visi atsimenam tuos nesenus laikus, kada vieni kitų bijojom. Turėjom kaukės nešioti, buvo uždrausta vieni su kitais susitikinėti, negalėjai kur norėjai eiti, buvom eliminuoti ir visi susodinti savo vietas namuose ir nieko negalėjom padaryti. Liga, kurios saugojomės, kad neužkrėstume kitų ir neužsikrėstume patys. Irgi eliminuotas ir labai sudėtinga situacija, visi labai tai gerai atsimenam. Tai aišku, gali būti liga, užkrečiamoji liga, kuri irgi atskiria žmonės ir tokiems žmonėms nėra lengva. Tų užkrečiamų ligų ir šiais laikais yra, aišku, ačiū Dievui, COVID nebeliko, bet vis tiek visokių tų ligų pasitaiko ir tam žmogui, kuris serga tokią ligą, yra labai nepakeliamai sunku. Ir trečias dalykas, raupsuotasis gali būti tas, kuris, turi nuodėmę. Nuodėmę. Kada mes padarom blogą, kažkokią nuodėmę, blogį. Mes kartais to nepakankamai įvertinam. Bet žiūrėkit, nuodėmė arba blogis yra taip pat labai greitai užkrečiantis dalykas. Kada mes pamatom kitą žmogų, jis daro blogai, ką nors ne taip daro, kažką blogai daro, tai greitai pagalvojam, jeigu jis gali taip daryti, tai aš juo labiau. Ir tas blogis pereina į kiekvieną ir žiūrėkit, kada kas nors, ką nors blogai padaro, jis paskleidžia tą blogį savo aplinkoj. Ir jūs vaikai pamatot kokį nors akiplėšą, agresyvų, ar dar kažką savo tarpe, jam tarsi atrodytų viskas sekas ir jūs pradedat imituoti ir blogai elgtis. Blogis užkrečiamas. Jį reikia eliminuoti, nes jis kenkia. Jis gali pakenkti kiekvienam,
tik tai tokiu labai nematomu ir nepatiriamu būdu. Mes tą žinom ir tą suprantam. Taigi apie tai, kalbėdamas apie raupsuotąjį, šiandien kalba mums šventasis raštas arba Dievo žodis. Koks sprendimas? Visose tose situacijose, kurias aš išvardinau, sprendimas yra pateiktas Evangelijoje. Pirma, aš turiu suprasti, kad esu raupsuotas. Ta prasme, ar esu užsikrėtęs kažkokią ligą, užkrečiamą, ar darau blogį, arba nuodėmę. Aš tą turiu suprasti, kad tai man kenkia ir kitiems kenkia. Ir dėl to, suprasdamas, aš turiu norėti tapti švarus. Pirmas dalykas, aš turiu pamatyti blogį arba nuodėmę. Turiu pamatyti. Aš, jūs, kiekvienas žmogus tai turi pastebėti. Kad tai ne juokai, kad tai yra rimtas reikalas, kad tai gadina gyvenimą man ir taipogi kitiems. Ir antras dalykas, ką girdėjome Evangelijoje, ką darė raupsuotasis. Jis atėjo pas Jėzų ir atsiklaupęs maldavo, padaryk mane švarų. Dievas gali mūsų nuodėmes atleisti, nuplauti ir mus padaryti švarius. Dievas, niekas kitas, tik Jis. Tik Jis. Taigi du dalykai, į ką reiktų atkreipti kiekvienam dėmesį. Matau, kad nuodėmė arba blogis gali mane sužeisti, gali sužeisti artimuosius. Einu pas Jėzaus ir prašau, kad Jis mane padarytų švarų. Tai yra šiandieninis Evangelijoje pateiktas pasiūlymas. Pavyzdžiui, kad mes geriau suprastume, tokį pavyzdį duosiu. Žiūrėkit, jeigu susirgam liga, bet kokią ligą, ir mes nekreipiam dėmesio, patys žinom, kas atsitiks. Nieko gero nebus, bus liūdnos pasekmės ir gali būti net mirtis, ateiti mirtis. Dėl to, kad mes į ligą nekreipiam dėmesio ir nesigydėm. Ji toliau progresuoja ir mums blogai. Blogiau, kol galiausiai mirštam. Tas pats yra ir su nuodėme. Kada mes padarom blogį ir nekreipiam dėmesio, atrodo nieko nenutiks. Bet nieko panašaus. Ji įsikūrė mumise, didėja ir mes prarandam viską. Pavyzdžiui, jeigu žmogus galvoja, vartot narkotikus, nieko čia tokio. Vieną kartą, 2 kartus. Paskui sakys, kiekvieną dieną. O kas čia tokio blogo? Patys žinom, kas bus. Jis turi pastebėti. Vartot alkoholį, nieko čia tokio išgerti. Vieną dieną, 2 dieną, o paskui kiekvieną dieną. Patys žinom, kad nieko gero iš to nebus. Jis turi pamatyti ir turi sustoti. Taip ir nuodėmė. Pykti ant kito žmogaus, kas čia tokio? Bet pastoviai būti blogose santykiuose su vienu žmogum, su kitu žmogum, gyvenimas blogas. Pavydėti, būti agresyviau, būti gobšu ir panašiai, visos nuodėmės, kurias mes turim, jos mums kenkia. Ir mes tai turime pamatyti. Žiūrėkit, kaip mes negalim išvengti ligų. Ir kiekvienas sergam ir persergam, bet mes trokštam išgyti, taip mes negalim deja išvengti ir nuodėmių, ir blogybių. Nė vienas negalim. Bet kiekvienas galim taip pat išgyti. Eiti pas Jėzaus, prašyti, kad Jis mūsų išgydytų. Šiandien tokia yra pagrindinė mintis, kad Jis mūsų išgydytų. Mes nutraukiam tą grandinę. Kartais jūs sakot, ir vėl nusidėjau, ir vėl tas pats, ir vėl tas pats, ir vėl tas pats. Žinoma,
Šiemet gripu susirgau, kitąmet susirgsiu, dar kitąmet vėl tas pats, bet aš išgyjau, ačiū Dievui, išgyjau ir galiu gyventi. Suprantat? Taip ir su blogybėm. Ir galiausiai mes žiūrim, išgyjom ir ta liga ar panašiai mūsų jau nebekankina, ačiū Dievui ir viskas gerai. Tas pats ir su tam tikromis nuodėmėmis arba blogybėmis. Mes išgyjam. Dievas mus išgydo. Dėl to katalikų bažnyčioj ir yra galimybė eiti išpažinties, kurioje mes ką pamatom? O dabar jūs nenori daug kas eiti išpažinties, nes jūs galvojat, čia kunigas, jis matot pirmiausia kunigą, kuris nusėdi, kam čia man jam pasakoti ir visa kita. Bet iš tikrųjų mes einam ką? Mes pamatom, mes įvardinam, kad yra tam tikras blogis, tam tikra nuodėmė ir per kunigo tarpininkavimą, kuris sako, Dievas tau atleido. Paliečia mus. Kiekvieną paliečia, kaip čia buvo Evangelijoje pasakyta, Jėzus prisilietė prie raupsuotojo ir tarė, būk švarus. Tai šitą mums ištaria. Ir po išpažinties, kiekvienas, jeigu jūs einat išpažinties, labai gerai pajaučiat. Viskas gerai. Aš nenoriu blogio, aš nenoriu nuodėmės. Bet taip jau nutiko. Kad atsitiko, kad įvyko, kad padariau, kad nepasižiūrėjau, kad silpnas buvau. Taip atsitiko, mes tokie. Bet aš ėjau pas Dievą prašyti atleidimo ir noriu būti švarus. Ir taip mes gyjam. Tai tokia pagrindinė mintis. Ir tai iš tų žodžių, būtent bažnyčioj, Evangelijos žodžių, kuriuos girdėjom, bažnyčioj ir yra mums galimybė tapti švariais per Jėzų Kristų. Ne kunigas atleidžia, Dievas atleidžia, Dievas prisiliečia. Tik kunigas tą išrišimą Dievo vardu duoda, suteikia, kad mes galėtume sakyti, gerai, kada daktarą nueinam ir sako, čia nieko tokio, viskas gerai, čia vaistai tiek pavartosi, viskas būsi sveikas, kaip gerai jaučiamės visi, ne? Tas pats ir mūsų vidinis gydymas. Kada pasako, nieko čia tokio, viskas atleista, žiūrėk, stenkis, Dievas tave myli ir vėl mes, kaip gerai, džiaugiamės, kad galim gyventi ir blogis mus nekankina. Toks yra siekis, toks yra Dievo noras, kad mes atsilieptume į šitą kvietimą, kad žinotume, kad iš tikrųjų nuodėmė yra tikra, reali, kiekvieną mus paliečianti. Ir tik Jėzus gali prisiliesti, mus išgydyti. Ir tada iš raupsuotų mes tampam švarus, nuvalyti, nebekenksmingi nei savo, nei kitiems. Kokia dovana. Ir Dievas tai duoda veltui. Amen.